Klaipėdos universitetas pasirašė sutartį su akcinė bendrovė DNB. Pagrindinis šio bendradarbiavimo tikslas – užmegzti glaudžius ryšius tarp mokslo ir verslo. DNB banko valdybos pirmininkas ir prezidentas Bjornar Lund teigia, kad iš šios bendradarbiavimo sutarties tikisi išties daug ir turi nemažai ateities vizijų. Aš tikiuosi daug, tiesą pasakius. Tikiuosi, kad daugiau bendradarbiausime su studentais, taip pat tikiuosi vykdyti bendrus projektus su studentais, suteikti galimybę laimėti stipendijas, bendradarbiauti su kai kuriais lektoriais universitete, kad jie pradėtų mokyti to, ką galbūt mes išmanome geriau už juos. Klaipėdos universiteto rektorius profesorius daktaras Vaidutis Laurėnas akcentavo, kad ši sutartis apims ne tik finansinius reikalus. Pasak rektoriaus, tai veikiau bendradarbiavimo sutartis susaistanti mokslą ir verslą, kurioje kalbama apie bendradarbiavimą mokslo, verslo srityse, studentų praktikas, profesinės perspektyvas. Tai mes su malonumu priėmėm šitą pasiūlymą ir mūsų naujas partneris bendrovė iš tikrai parodė, kad jinai veikia labai atsakingai socialiai. Mūsų tai stipriai sudomino ir aš manau, kad ir mūsų mokslininkams, ir mūsų studentams tai bus įdomus atvejis ir tiesą sakant prasmingas atvejis. Ne tik tai verslo žinių, verslo įgūdžių prasme, bet tiesą sakant ir būsimos karjeros prasme. Sutartyje tarp Klaipėdos universiteto ir akcinės bendrovės DNB taip pat numatyta, kad universiteto mokslininkai ir ekspertai bus kviečiami dalyvauti generuojant naujas verslo idėjas ir įgyvendinant naujausius vadybos mokslo atradimus. Banko specialistai konsultuos Klaipėdos universitetą, kokios specializacijos verslo studijų programų Lietuvos darbo rinkai reikės ateityje ir dalinsis savo patirtimi.